18:30 TV žinių laikas Lietuvoje. Šeštadienio vakaras studijoje dirbo aš Rokas Petkevičius. Sveiki ir ačiū, kad žiūrite. Į Antakalnio kapines prosovietiškai nusiteikę Vilniečiai ir rusų diplomatai nešė raudonus gvazdikus. Norėtumėt, kad būtų Lietuva su Rusija, su Baltarusija kartu vienoje sąjungoje? Taip, norėčiau. Jie realiai griauna Lietuvą. Piketuotojai gvazdikų nešėjams dalino tualetinį popierių su Putino atvaizdu. Maskvoje pergalės paradas pirmą kartą be karinės technikos. Vietoje jos karinė propaganda apsidraudžiant filmą ekranuose. Trumpas skelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos. Sukčiai sugalvojo dar vieną būdą pasipelnyti. Lengvatikiams interneto platformose siūlo pirkti galiojantį vairuotojo pažymėjimą be egzaminų ir kursų. Mūsų produktai – lietuviškas asmens tapatybės kortelė, lietuviškas vairuotojo pažymėjimas. Reklama sukurta gelbėjant dirbtiniam intelektui. Lietuviams už visuomeninę elektrą ir gamtinės dujas kitą pusmetį gali tekti mokėti brangiau. Dėl kainos viskas priklauso nuo konflikto, kada Iranas baigs kariauti su Jungtinėm Amerikos valstijom. Vilniaus gydytojo apklausa parodė savižudybių riziką kas 4 medikui. Tyrimą inicijavo liūdni įvykiai nutikę mūsų medikų bendruomenėje, kuomet kolega įvykdė savižudybę. Nuo smurto Lietuvoje kenčia vis daugiau vaikų, pernai beveik 4000. Net 45% būtų linkę taikyti fizinės bausmės. Klupdė ant žirnio, pešė plaukus, purtė, kratė. Pernai Lietuvoje neįvaikintas nė vienas 10–17 metų vaikas. Prievolė ženklinti ir registruoti augintinius yra jau 5 metus. Kodėl žmonės iki šiol nenori registruoti šunų, kačių bei šeškų? Jeigu gyvūnas nepaženklintas, jis yra tiesiog niekieno, jis yra bešeimininkis. Labas, runkeliai, miegot laiką. Šarūnas Jasikevičius sudaužė Žalgirio svajonę Eurolygoje, liejosi ašaros, o po pergalės šaras įgėlė Vilniaus Rytui. Lietuvoje yra tik viena komanda. Pergalės dienos spektaklį Maskvoje surengė Vladimiras Putinas. Ukraina sugebėjo taip įbauginti Kremlių, kad pirmą kartą per beveik 20 metų parade nepasirodė karinė technika. Vietoje to Putinas miniai karių ir karo veteranų rodė propagandinius filmus su savo arsenalu. Beje, paradas vyko jau prasidėjus 3 dienų paliauboms tarp Ukrainos ir Rusijos, apie kurias vakar paskelbė Donaldas Trumpas. Lygiai 10 val. Ryto Maskvoje prasideda didžiausia propagandinė Vladimiro Putino šventė. Parad Победы! Priešingai nei visas civilizuotas pasaulis, kuris Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinės mini dieną anksčiau, ruso fašistai sovietų pergalę prieš nacius švenčia šiandien. Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Tik Putino šventę šiemet gerokai aptemdė Rusijai į nugarą kvėpuojanti Ukraina, sugebėjusi Kremlių ilgojo nuotolio smūgiais įbauginti tiek, kad pirmą kartą per beveik 20 metų paradas vyksta be sunkiosios karinės technikos. Tad vietoje įprastos Putino galią demonstruojančios ir neva ją įrodančios karinės pompastikos, Kremlius Raudonojoje aikštėje jungia ekranus ir rodo karinius filmukus. Системы залпового огня «Торнадо-С». Kaip į Ukrainą leidžia žudančias raketas ir dronus, kaip kelia naikintuvus, dirba atominiuose povandeniniuose laivuose ir gabena tarp žemyninės balistinės raketas. Šie filmukai kreivą šypseną kelia visiems, išskyrus matyt nuo realybės jau visai atitrūkusį Putiną. Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Šventė svarbiausia, o vipinių svečių Maskvoje vos keli. Po parado, kuris tetruko vos 45 minutes,
Degtinės ir šampano taurės kartu su karo nusikaltėliu Putinu kelia tik Baltarusijos, Kazachstano, Uzbekistano, Laoso bei Malaizijos lyderiai. Ir viena juoda vis iš Europos – Slovakijos premjeras Robertas Fico. Visgi Putino veide palengvėjimas. Ukraina šventės nesugadino nei jam, nei šioms Rusėms, kurių vyrai ir sūnūs iš karo Ukrainoje nebegrįš, nei sovietinėje nostalgijoje paskendusiems Maskvos gyventojams. Мне очень понравилось все эти вот то, что говорили, опасения. Я в это не верю, дезинформация. Dabar jau nesužinosime, kuo pergalės dienos spektaklis būtų pasibaigęs ir kokių staigmenų Putinui buvo paruošusi Ukraina. Parado išvakarėse Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, kurios prasidėjo šiandien ir su kuriomis sutiko abi pusės. Tokiu būdu Putinas apsidraudė nuo nemalonių ir gėdingų incidentų, tačiau Trumpas neigia, kad paliaubų paprašė Putinas. Ne, aš paprašiau ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis irgi sutiko. Tai bus labai trumpas laiko tarpas, kai jie nežudys žmonių. Tai labai gerai. Ir dar jie sutiko apsikeisti karo belaisviais po 1000. Trumpas 3 dienų paliaubas vadina karo pabaigos pradžia ir vilėsi, kad jas pavyks pratęsti ilgesniam laikui. Tačiau Ukrainoje vilties, kad Putinas laikysi žodžio, mažai. Rusija агресор, вона обдурить все одно. Но війна вже на протязі 14 років. Давним-давно вже пора її завершити, а люди вмирають. Я думаю, що це нічого взагалі не дасть. Війна ж від цього не закінчиться. Вітаю, Олександр Іванович. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Dnipro ligoninėje sužeistus karius lankė Zelenskis padėkojo Trumpui už diplomatinės pastangas ir vilėsi Vašingtono priežiūros, užtikrinant, kad Rusija laikytųsi paliaubų. Дякую вам за службу. Vilniaus Antakalnio kapinėse prorusiški veikėjai nešinė raudonus gvazdikus ir demonstruodami uždraustą sovietinę atributiką rinkosi atšvęsti sovietinės gegužės 9-osios. Prieigose budėjo gausios policijos pajėgos, šalia kapinių buvo pastatyti konteineriai sovietinį nostalgiją išmesti, o patriotiškai nusiteikę lietuviai dalino tualetinį popierių su Putino atvaizdu. Ne vienas iš atėjusiųjų gvazdikinių dėvėjo drabužius su Rusijos vėliava ir neslėpė, kad norėtų gyventi Sovietų sąjungoje. O už Georgijaus juostelę, kurios nenusisekė net ir pareigūnams perspėjus, vienas pilietis užsidirbo ir baudą. Pasileidę žinomiausią sovietų pergalės dienos dainą, žmonės nuo pat ryto merkiant lietui traukė Vilniaus Antakalnio kapines. Nešė Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo dienai tradicinius raudonus gvazdikus, o kai kas ir tulpių glėbius. Mes gyvenam tik dėl to, kad jie mus gynė ir žuvo. Aš noriu atlikti savo pareigą, įteikti gėlės. Europa Antrojo pasaulinio karo pabaigą mini ne gegužės 9-ąją kaip Rusija, o 8-ąją, o 9-oji Lietuvai anaiptol ne pergalės diena. Mūsų valstybei tai buvo dar vienas okupacijos pradžia, kai rudąjį okupantą pakeitė raudonasis okupantas. Vainiką į kapines atnešė ir Baltarusijos ambasados darbuotojai. Которые сопротивлялись, они отдали все для того, чтобы сегодня была такая замечательная жизнь, в том числе и в Литве. Tačiau nemažai švenčiančių gegužės 9-ąją gyvenimu Lietuvoje skundžiasi ir norėtų tebegyventi Sovietų sąjungoje. Norėtumėt, kad būtų Lietuva su Rusija, su Baltarusija kartu vienoje sąjungoje? Taip, norėčiau. Gal norit, kad Lietuva dar Rusijai priklausytų? Girdi, ką aš sakiau, aš nesislėpiu. Kaip noriu. O kas tu toks? Kodėl? Būtum geriau gyventi. Jiem čia ne vieta, šitoj šalyje jiem ne vieta. Jeigu nepatinka, kur gyveni, gali važiuoti ten, kur tau patinka. Jums į įstatymus nusispjaut? Man labai giliai. Šią korelę gegužės 9-osios šventėjų įsiutino, kad pareigūnai, vos jie atėjo į kapines, pareikalavo nusisekti Lietuvoje uždraustą Georgijaus juostelę. Laikytas administracinio protokolų surašymo. Jūs, aš taip supratau, atsisakote nusimti. Atsisakau. Бери с собой друзей, детей и внуков.
Идем туда, где встретимся с страной. Я русский парашютом. Ирка с парашютом. А, прошел жвек. Ну, Ирка. Держится, Ирка. Информация, говорит. А не? Вообще велела то русишка. Ирка пуя, ирмайки, болторусишка турил, летувишка турил. Draugo pomidoru vadinamas ir sovietmečio pasilgstantis vaikinas dėvi megztinį su rusų vėliava. Kai jaunoji karta ateina, tai akivaizdu, kad čia mes turbūt jau turim kalbėti apie mūsų švietimo sistemos spragas. Ir pirmiausia, turbūt dėl to, kad mes vis dar turim rusakalbės mokyklas. Visiems ateinantiems į kapines su gėlėmis grupelė protestuotojų bandė įteikti tualetinio popieriaus su Putino atvaizdu. Atiduodu pagarbą savo seneliam, kurie mus išgelbėjo nuo fašizmo. Labą dieną, švarę Lietuvą paimkit. Tai nusivalykit patys. Tai jūs nusivalykit. Dalis žmonių buvo akivaizdžiai neblaivūs. Davė zvizdai. Bet čia jūs šiandien truputėlį neblaivus. Jau nuo vakar šventėt? Aš ramus. Koks skirtumas, blaivus, aš neblaivus. Netrūko apsižodžiavimų. Mokykloje mane mokė 4 valandas rusiškai ir 2 valandas lietuviškai. Kodėl Lietuvoje tai buvo? Čia išlaisvinimas įvyko? Jie realiai greuna Lietuvą ir teršia Lietuvą. Šitie žmonės, kurie čia renkasi. Ne tik šitoj prie kapinių erdvėje, internetinėje erdvėje labai stipriai teršia. Štai girdėti, kaip vienas prorusiškai nusiteikęs filmuotojas bando sukelti sumaištį internete. Vidudienį prie kapinių suskambo ir nacionalistiniai šūkiai. Lietuva, lietuviams! Grupelė jaunuolių, tarp kurių buvo ir nepilnamečių, toliau neleido eiti policija. Ne komunizmui, ne bolševizmui! Už Lietuvą, už mūsų tėvynę Lietuvą! Į kapines atėjo ir meilę sovietų santvarkai skleidžianti Erika Švenčionienė. Tuo tarpu Finansų ministerijoje buvo pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonių sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 1,7 milijardo eurų. Tai yra didelės lėšos, užtikrins mūsų kritinių pajėgumų finansavimą. Vienas iš tų kritinių pajėgumų yra divizijos kūrimas, divizijos finansavimas. Rytų flangui reikia visos Europos solidarumo ir europietiškos finansinės paramos. Rytų flango gynybai. Seif paskolos ir yra tokio solidarumo išraiška. Verta atsiminti, kad rytų flangui nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros atitenka 2/3 visų Seif paskolų. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Sukčiai sugalvojo dar vieną būdą pasipelnyti lengvatikiams TikTok'e, Telegram kanale, Facebook'e ar kitose platformose. Jie siūlo parduoti veikiantį vairuotojo pažymėjimą be egzaminų ir be kursų. Už tam tikros kategorijos pažymėjimo gavimą per savaitę iš lengvatikų prašo 1000 eurų. Na, o jeigu norėsi greičiau, už paslaugą prašo ir 1500. Policija sako, kad tai ne tik nelegalu, bet ir greičiausiai jokio pažymėjimo niekas negamins. Regitra priduria, kad legaliai išduoda pažymėjimus tik ši įmonė. Štai taip, TikTok'e vienoje paskyrų anaiptol neeuropietiškų veido bruožų moteris reklamuoja vairuotojo pažymėjimą ir siūlo jį suveikti be vargo ir greitai. Gaukite vairuotojo pažymėjimą per 7 dienas be egzamino. O čia dar vieni vadinamųjų teisių ir net asmens dokumentų pardavėjai. Ir pas juos viskas be vargo. Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos. Vaizdas ir garsas išduoda, reklama sukurta gelbėjant dirbtiniam intelektui. Mūsų produktai – lietuviškas asmens tapatybės kortelė, lietuviškas vairuotojo pažymėjimas. Ko tik nežada dar. Ir sveikatos draudimo kortelė, kitus dokumentus. Atliekame žurnalistinį tyrimą, parašome keliems anapus ekrano sėdintiems žmonėms. Atsakymas atskrieja tuoj pat. Sveiki atvykę į Vrum Patent. Jūsų vairuotojo pažymėjimas be streso. Taip pat galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu. O kokios kategorijos pažymėjimo pageidaujate? Parašius, ko pageidaujam, tuoj pažymėjimų prekeivis ima suokti. Egzaminų nėra, jums nereikia laikyti jokių vertinimų, rašytinių ar praktinių. Kai tik gausime reikiamą informaciją, jūsų teisės bus užregistruotos ir jums bus išduotas leidimas. Tik žinoma, ne už ačiū. B kategorija 1000 eurų pažymėjimas per 7
7 dienas, 1400 pažymėjimo išdavimas per 3 dienas. Pasiprašom kontakto, atsiunčia tik štai numeris nelietuviškas, o paskambinus. Užtikrina siūlytojai, kad viskas legalu, bet regitra įspėja, kad legaliai vairuotojo pažymėjimą galima gauti tik regitroje ir tik išlaikius egzaminus. Tad apgauna lengvatikius sukčiai ir kasmet vis dažniau. Vien pernai 43 žmonės kreipėsi į regitrą prašydami patikrinti, ar jų pažymėjimai tikri. Visais atvejais jie buvo negaliojantis. Šiais metais per pirmą ketvirtį jau turim 39 prašymus patikrinti ir jie visi yra lygiai taip pat negaliojantis. Užkimba ant sukčių kabliuko dažniausiai užsieniečiai. Visais atvejais vyksta socialinė erdvėje, jie būna susimokėję, dažnai klausom, ko iš jūsų prašė, tai dažniausias būna pasakojimas, pasakymas, kad iš tiesų reikėjo tik tai savo parašą uždėti, pasirašyti ant popieriaus ir atsiųsti ir savo duomenis bei nuotrauką. O tada paaiškėja, kad netikrame vairuotojo pažymėjime gimimo data, pavyzdžiui, nurodoma viena, o štai asmens kodas visai kitas. Neatitikimų ir daugiau. Policija sako, kad nelegalu ne tik parduoti, nelegalu ir pirkti bet kokius dokumentus. Už tai gresia atsakomybė, juolab pervedus pinigus sukčiams liksime be nieko. Jie labai dažnai apsimeta buvusiais regitros darbuotojais, apsimeta, kad turi įvairių ryšių, prieigų ir gali tikrai kažkaip sutarti ir už tam tikrą pinigų sumą pagaminti tą pažymėjimą. Kita dalis asmenų, vėlgi, tai yra iš esmės, kurie klastoja tos dokumentus, pateikia netikrą suklastotą dokumentą ir tiesiog išduoda žmogui už pinigus tą dokumentą, tačiau tas dokumentas yra negaliojantis. Vien šiemet policija pradėjo 30 ikiteisminių tyrimų dėl dokumentų klastojimo. Tik sučiupti tokius pardavėjus nesiseka. Dažniausiai jie darbuojasi iš užsienio. Virtualus policininkas pernai socialinių tinklų administratoriams įsiuntė 200 prašymų naikinti paskyras, iš kurių galimai sukčiai apgauna žmonės. Už visuomeninę elektrą ir dujas kitą pusmetį gali tekti mokėti brangiau. Hormūzo sąsiaurio blokada ne tik kelia energijos kainas, bet ir trukdo europiečiams, o kartu ir mums lietuviams ruoštis artėjančiam šildymo sezonui. Dujų saugyklos po praėjusios šaltos žiemos yra apytuštės, o jas pildyti šiuo metu yra brangu. Negana to, kai kurios šalys dujas pirkusios iš šalia Hormūzo esančio Kataro gali jų ir pritrūkti. Prie ekonomistų vasaros pabaigoje pranašaujamo infliacijos šuolio panašu prisidės ir energijos kainos. Štai dujų vartotojai šį pusmetį vos spėja pasidžiaugti keletų procentų nukritusiamis, palyginti su pernai dujų kainomis, nuo Liepos už jas greičiausiai turės mokėti vėl brangiau. Problemos kaupėsi ir ta rizika taip yra aukštesnių kainų. Dujų kainos Europoje pašoko apie 50% sutrikus jų tiekimui iš artimųjų rytų šalių dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Įtampa dujų sektoriuje kelia ir tai, kad ES šalys per šaltą praėjusią žiemą ištuštino dujų saugyklas, kurias dabar jau laikas pildyti, o dujų kainos aukštos. Kainos yra stabilizavusios, šiuo metu jos svyruoja apie 40–45 eurus už megavatvalandę. Ir tuos sviravimus labiau įtakoja kažkokie rinko reakcija į geopolitinius įvykius. Po kilusios energetinės krizės prieš 4 metus pamokų Ignitis pusę Lietuvos gyventojams reikalingų dujų kiekio jau iš anksto užsisakė 5% žemesnė nei dabar kaina – 35 eurų už megavatvalandę. Tačiau antrą dalį reikia pirkti jau dabar, o kaina rinkoje trečdalio aukštesnė, tad vyriausybė ir energetikai pasimetę. Dilema, ar pirkti šiandien už 50, ar rizikuoti ir palaukti vėliau ir tikėtis nusipirkti už kokius 35, bet rizikuoti, kad tai gali būti ir daugiau negu 50. Tai tokia dilema, į kurią turbūt lengvo atsakymo nėra. Ta kaina ir dabar yra apie 45 eurų už megavatvalandę, bet panašiai gali užfiksuoti ir būsimam šaltajam sezonui. Bet vėlgi, sakau, tai yra daugiau negu buvo prieš metus. Energetikai mėgina raminti, kad dujų Lietuva turės, mat perka iš patikimų tiekėjų Norvegijos ir Jungtinių valstijų. Visgi kyla abejonių, ar suspės dabar vos 25% užpildytą Inčukalnio Latvijoje saugyklą iki žiemos užsipildyti iki ES reikalaujamo 3 kart didesnio, bent 75% lygio. Atsargos yra santykinai mažos gamtinių dujų saugyklose, ar paimsim Inčukalnį, ar paimsim apskritai ES gamtinių dujų saugyklas, jos yra istoriškai mažas. Mažiau nei pernai tuo pačiu metu, bet be abejo tam yra ir objektyvios priežastis. Visų pirma,
pasibaigusi tikrai šalta žiema. Ignitis ateinančiam šildymo sezonui ruošiasi įprastais būdais, įsigydama suskystintų dujų krovinius, dujas vamzdynais bei kaupdama atsargas saugykloje. Taip pat vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, bendrovė Inčukalnio gamtinių dujų saugykloje saugo nustatytą gamtinių dujų kiekį, skirtą pažeidžiamiems gamtinių dujų vartotojams. Tačiau kaip pavyks pasiruošti dujų žiemai, valdantieji atsakymo neturi. Kol kas man tikrai energetikos ministras neidentifikavo, kad galėtų būti trūkumas, dujų trūkumas. Kalbame apie padidėjusias kainas, bet aš manau, kad kai jis grįš, užsiprašysim detalės ir tikrai jūs informuosime apie tai. Yra planuojamas netgi vizitas į Inčukalnį su būsimo komiteto nariais tam, kad detaliau, kaip sakyti, į šitą klausimą įsigilinti. Dėl kainos viskas priklauso nuo konflikto, kada Iranas baigs kariauti su Jungtinėm Amerikos valstijom. Vyriausybė savo posėdžiuose arba kabinete netgi nesvarsto ir neturi jokio plano, iš kurių šalių artimiausių metų galvotų įsigyti papildomai suskystintų gamtinių dujų. Situacija energetikos srityje tikrai yra kaitus ne tik tais kalbant apie dujas, bet matome lygiai taip pat, kad elektros energijos. Kiek gyventojams teks mokėti už dujas kitą pusmetį, valstybinė reguliavimo taryba turės nustatyti iki šio mėnesio pabaigos. Taryba nustatys ir naujas visuomeninio elektros tiekimo kainas, kurios taip pat gali būti didesnės nei šį pusmetį. Naujausias tyrimas atskleidė paradoksą. Medikai, kurie turi daugiausia žinių, kaipgi gyventi sveikai, serga ir miršta nuo kai kurių ligų dažniau nei kitų profesijų žmonės. Ypač prasta jų psichologinė būklė. Štai vieno Vilniaus gydytojo atlikta apklausa parodė savižudybių riziką kas 4 medikui. Kas 5 slaugytojas turėjo sunkių depresijos požymių. Medikai vardijo to priežastis, tai yra didelis darbo krūvis, didžiulė įtampa, netinkamas vadovo elgesys ir mobbingas. Pas medikus gydytis ateinantys pacientai dažnai pastebi. Patiems gydytojams ar slaugytojams trūksta ir sveikatos, ir poilsio. Bendravo kažkaip tai ne taip, kaip turi bendrauti. Kažkaip tai chamiškai, aš kaip čia pasakius. Nemandagiai. Pavargė. Iš ko matosi, kad pavargė? Iš veido, tikrai ne žodžiai, bet iš veido, iš kūno, iš tokio nekantrumo, nes darbo iš tikrųjų jie turi daug. Mačiau, kad labai tikrai dideli yra krūviai, labai įvairių yra pacientų su dideliais ir skundais, nepagristais. Ir kitas personalas nuolatinės yra kovas, turiu pažįstamų visokių daktarų, tai tada žodžiu. Yra dėl ko labai stipriai pavargti. Tiesiog manau, kad per daug darbo. Per daug darbo ir per mažai poilsio. Labai sunkus darbas, neduok Dieve, klausykite. Sunkus darbas kerta per sveikatą. Ta parodė ir naujausias tyrimas, kurį atliko Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojas Povilas Kavaliauskas. Duomenys sugulė į disertaciją apie medikų profesinį stresą, išsekimą ir savižudybių riziką. Tyrimą inicijavo liūdni įvykiai nutikę mūsų medikų bendruomenėje, kuomet kolega įvykdė savižudybę. Povilas apklausė daugiau nei 1500 medikų iš visos Lietuvos. Rezultatai atskleidė paradoksą. Nors užsienio gydytojų sveikata paprastai būna geresnė nei kitų profesijų žmonių, Lietuvos medikai kai kuriomis ligomis serga ir nuo jų miršta dažniau nei ne medikai. Pastebėjome, kad būtent tarp medikų vyrų, lyginant su kitais aukštą išsilavinimą turinčiais asmenėmis, būtent bendras mirtingumas yra didesnis ir taip pat mirtingumas dėl kraujotakos ir navikinių ligų. Vyrai slaugytojai 6 kartus dažniau serga virškinimo sistemos ir kepenų ligomis. Kiti sveikatos priežiūros darbuotojai 3 kart dažniau mirė nuo su alkoholiu susijusių priežasčių. Medicina yra labai įdomi ir graži specialybė, bet darbe vyrauja didelį įtampą. Vyrauja daug darbuotojų atsakė, kad jie daugiau nei 2/3 jie nurodė, kad vyrauja išsekimas ir didelis darbo krūvis. Apie 2% apklaustųjų bandė žudytis, o rizika nusižudyti kyla anot tyrimo kas 4 jame dalyvavusiam medikui. Bendroje populiacijoje turėtų siekti šitie skaičiai apie 7-8%.
tuo tarpu mūsų medikų bendruomenė mes matome praktiškai 3-4 kartus didesnius skaičius. Kas trečias nurodė, kad stresą kelia vadovas, įstaigoje jaučiamas mobingas. Labai priklauso nuo to, netgi paprasčiausiai, koks yra skyriaus vadovas. O yra tokių skyrių, kur netgi seksualinis priekabiavimas yra norma. Kad Lietuvos medikų sveikata prastesnė nei kitos visuomenės dalies, nestebina sveikatos politikų. Sveikatos sistema yra viena iš tų, kur perdegimo rizika yra pati didžiausia ir tiek gydytojai, tiek slaugytojos, tiek kitas medicinos personalas gydymo įstaigose susiduria su žymiai didesnė rizika negu kiti viešo sektoriaus darbuotojai. Jie yra perdegę nuo krūvio, iš tikrųjų, šiandien dienai, ką mes matom, tai yra perdegę ir dirba labai daug ir krūviai labai dideli yra. Medikų sąjūdis tokias kalbas girdi ne vienerius metus, o realių veiksmų pasigenda. Tų medikų mes neturim tiek daug, kad krūviai būtų adekvatus, bet vengiama tą padaryti dėl politinių dalykų. Tam, kad atrodytų sveikatos sistema tvari, tai tiesiog vengiama matyti, žiūrėti realybėje akis. Vis dėlto gydytojo Povilo tyrimas parodė ir vieną džiuginantį dalyką. Bent jau rūkymo sukeltomis ligomis medikai serga rečiau. Nerūko ištisi skyriai. O patys pacientai siūlo prieš įžengiant į pavargusio gydytojo kabinetą prisiminti. Jeigu pats geras, tai ir tie daktarai geri, ir visas pasaulis geras. Pernai nuo smurto Lietuvoje nukentėjo 10% daugiau vaikų. Štai tokių smurto atvejų vaiko teisių gynėjai priskaičiuoja beveik 4000. Ir tai mūsų nedidelėje Lietuvoje. Ir tai tik ledkalnio viršūnėje, mat didžioji dalis smurto taip ir lieka nepastebėta. Negana to, dalis mažamečių ne tik patiria smurtą, bet ir lieka be šeimos. Pernai Lietuvoje beje neįvaikintas nei vienas 10-17 metų vaikas. Man buvo 11 metų, kai mus pasiėmė į vaikų namus. Tai 22 Agotos liudijimas. Jos tikrasis vardas TV3 žinioms žinomas. Merginos istorija sudėtinga. Tėvo ji nepažinojo, o mirus patėviui mama, neatlaikiusi netekties, ėmė piknaudžiauti alkoholiu. Mama buvo tikrai ganėtinai girta ir mes, kaip ir gaunasi, neprižiūrėti, ta prasme, vienas didžiulis kambarys ir ten kampelį virtuvė, porą lovų. Manau, jo, netvarkingas. Pasak pačios Agotos, vaiko teisių specialistai skatino jos mamą nustoti gerti, pradėti dirbti ir susitvarkyti gyvenimą, tačiau ji alkoholio neatsisakė. Dukrai dažnai skambindavo neblaivi. Kai Agotai suėjo 18 metų, mama mirė, o ji kartu su mažuoju broliu liko augti vaikų namuose. Aš iš pradžių labai pikau kaip vaikas, nes tikrai skaudu, tu nori būti su savo šeima ir buvo skaudu, po to buvo labai pikta, dėl ko jinai negali nustoti gerti, dėl ko jinai negali susitvarkyti su savimi, kodėl mes turime kentėti, kad jinai neturi valios. Tačiau nei Agotos, nei jos mažojo brolio niekas taip ir neįsivaikino. Tokių paauglių SOS vaikų kaime, kurie vis dar laukia namų, daugiau kaip 30. Paskutinį kartą vaikas iš čia į šeimą išvyko prieš 5 metus. Šiai dienai 9 iš 10 vaikų augančių mūsų šeiminėse namuose yra 10-18 metų amžiaus. Pasak specialistų, dažnu atveju potencialūs globėjai nori kūdikio, kad jį patys galėtų užauginti. Vaikai jau yra nusivylę. 10-17 metų vaikai jau yra turėję tą globos patirtį, jie dažnu atveju yra atėję pas mus nuo truputėlį anksčiau. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo globojami daugiau kaip 5700 vaikų. Šis skaičius per 3 metus sumažėjo beveik 10%, kai 2023-aisiais viršijo 6800. Taip pat mažėja ir įvaikinimų. 2024 metais jų 56, o pernai įvaikinti 49 vaikai. O štai kai kuri statistika šokiruojanti. Pernai niekas neįsivaikino nė vieno 10-17 metų vaiko. 21 metų, kuomet nuo 10 metų vaikas nebuvo nei vienas įvaikintas Lietuvoje praėjusiais metais. Ir
Ir labai liūdna ir apmaudu, nes daugiau kaip 330 vaikų laukia savo šeimos. Kad globėjai galėtų įsivaikinti, pirmiausia vertinama jų sveikata ir teistumas, po to laukia 3 mėnesių mokymai. Specialistai išskiria dar vieną problemą – tėvai skundžiasi biurokratija. Jeigu tai yra 10 metų procesas, gali trukti kelis mėnesius, bet jeigu tai yra kūdikis, gali trukti 3 ir daugiau metų. Dažnai girdime tos susiskundimus, kad yra kursai per ilgi arba tas vertimo procedūra ilga. Iš kitosgi pusės visiškai be jų irgi negali būti. Tačiau specialistai pabrėžia, problema ne tik įvaikinimas. Kai kurie mažamečiai auga aplinkoje, kurioje patiria smurtą. Pernai Lietuvoje nuo jo nukentėjo beveik 4 000 vaikų, 10% daugiau nei užpernai. Net 45% būtų linkę taikyti fizinės bausmės. Klupdant žirnio, pešė plaukus, purtė, kratė, pliaukštelio, dar jie vis nustemba, kad tai yra pranešama vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyboje. Dažniausiai nuo smurto nukenčia nepilnamečiai nuo 9 metų, daugiau kaip 55% berniukų. Dažniausiai tai yra tėvai, artimieji žmonės, šeimos nariai, tai gali būti ir kartu gyvenantys žmonės. Ir aišku, dažnai, jeigu kalbėsim dar apie seksualinį smurtą, tai yra ir artima aplinka ta platesnė, ta prasme, ir kaiminystėje gyvenantys ir visi kiti. Vis dėlto, pasak institucijų, sistema ne visada leidžia greitai reaguoti į pavojingiausius atvejus. Jeigu ateina iš gyventojo skundas, kad, sakykime, vaikas važiuoja dviračiu be šalmo. Ir kviečiamos vaikų teisių tarnybos atstovai. Tai yra perteklinis vaikų teisėm apkrovimas tam tikrų pareigų, kada jie iš tikrųjų galėtų spręsti daug rimtesnius klausimus, kada yra šeimoje smurtas. Statistikos duomenimis pernai užfiksuoti 33 000 atvejų, kai vaikų teisės buvo pažeistos. Kaune sukurta nauja dronų treniruotėms skirta infrastruktūra. Tačiau bene didžiausia naujiena, kad kariuomenė kuria net specialias pajėgas vienysiančias dronistus. Šį junginį žadama oficialiai pristatyti dar šį mėnesį. Štai taip Ukrainos dronai smogė Rusijos Tuapsės naftos perdirbimo gamyklai, po dronų atakos pleška naftos rezervuarai. Šimtus dronų į Ukrainą siunčia ir rusofašistai. Štai viena paskutiniųjų didelių atakų, kai naktį Maskoliai į Dniprą paleido virš 600 dronų ir raketų. Sugriovė daugiabutį ir pražudė apie 10 žmonių. Laimė dalį skraidyklių Ukrainos kariams pavyko numušti. Šiuolaikinis karas nebeįsivaizduojamas be dronų ir kitų modernių technologijų. Reiktų kalbėti ne tik apie tos dronus, kurie skraido, bet apskritai apie visas robotizuotas sistemas. Robotizuotų sistemų technologinis progresas dabar yra milžiniškas ir iš esmės tai yra pagrindinis dabar karo variklis. Būtent dirbtinis intelektas ir visos robotizuotos sistemos. Kas šiuo metu turi geriausias sistemas, kas geriausiai valdė technologijas, tas ir turi labai didelį pranašumą kare. Lietuvos kariuomenė tam taip pat skiria daug dėmesio. Mes einam kojant su technologijom, einam kojant su naujais kariavimo metodais. Dronai yra papildantis mūsų konvencinės pajėgas dalis, aprimantis įvairius domenus, nuo žvalgybos iki logistikos. Kariuomenės atstovai atskleidžia ir bene didžiausią naujieną apie jau įkurtas specialias pajėgas, kurias oficialiai žada pristatyti gegužės mėnesį. Kariuomenės vadovybė yra priėmus sprendimą įkurti ANBO vienetą, tai autonominių nuotolinių bepiločių operacijų junginį. Tai yra visos kariuomenės pajėgų junginys, kur apsijungs ne tik pėstininkai, bet oro gynybininkai. Tai yra ir žemės, ir oro, ir vandens dronai, arba tos kompetencijos, ir tam junginį mes bandysim vystytis. Bandom sukonsoliduoti ir išeiti su tokiais sprendiniais, kad šiuolaikinio, neduok dieve, aišku, karo arba mūšio metu mes būtumėm stiprioji pusė. Lietuvos kariuomenės mokykloje 2024-aisiais įsteigtas bepiločių sistemų mokymo centras, kur rengiami specialistai, sukurtos ir NATO standartus atitinkančios mokymo programos. Per tuos beveik metus, 18 mėnesių, yra parengta daugiau negu 660 operatorių, instruktorių ir kitokios kompetencijos žmonių. Itin svarbu tai, kad skirtingos jėgos struktūros dronistus dabar ruošia pagal vieningą sistemą. Tiek šauliai ruošia pagal mūsų programą, tiek pasieniečiai, tiek visi kiti, kurie naudoja dronus, ruošia pagal vienodą unifikuotą programą. Sakyčiau, kad tai yra reikalinga, nes visi, reiškia, parengti vienodai, supratimą turi
vienodai. O šią savaitę kariuomenės mokykloje Kaune atidaryta ir modulinė stovykla, kur dronų operatoriai galės intensyviai treniruotis ištisus metus. Iššūkis visą laiką būna žmonės ir lėšos. Jeigu jų turi, gali daug ką padaryti. Tai aš taip suprantu, lėšų trūksta? Lėšų yra tiek, kiek yra, piniginė yra tokia, kokia yra, ne aš jas skirstau, aš jas stengiuosi panaudoti maksimaliai, racionaliai ir naudingai. Štai naują treniruočių erdvę jau išbando bepiločių orlaivių operatoriai. Trūksta greičio, bet nėra ko norėti, kariuomenė yra labai didelė inertiška struktūra ir bet kokie pokyčiai jie pakankamai sunkiai ir lėtai gyvendinami. Tai kryptis yra teisinga, vektorius teisingas, galbūt dabar tik tai ko norėčiau palinkėti, tai didesnio greičio, didesnio ryžto. Kaune sukurta infrastruktūra bus skirta nepertraukiamai ruošti bepiločių sistemų operatorius iš visų Lietuvos kariuomenės vienetų. Prievolė ženklinti ir registruoti šunis, kates bei šeškus gyvūnų augintinių registre yra jau 5 metus, o štai pats registras veikia 10-metį. Tačiau dalis žmonių to nepaiso. Vien Vilniuje 90% į savivaldybės prieglaudą patekusių keturkojų būna be čipų. Nors už tai gresia baudos, pilnas skelbimų apie šuniukus ir kačiukus, kuriuos žmonės atiduoda neženklintus. Reportaže mes ir klausime, kodėl žmonės iki šiol to daryti taip jau nenori. Vilnietės Ingos Kalaitė Bagira prieš porą metų buvo dingusi, tačiau pas šeimininkę jai padėjo grįžti po oda įdėta mikroschema, žmonių vadinama tiesiog čipu. Buvo vieną kartą į autobusą nesuspėjo, iš paskos autobusą žmonės surado ir šitą į gydyklą nuvežė šunų, ją pračipavo, man paskambino ir aš pasiėmiau šunį. Bagira pas Ingą grįžo per valandą nuo dingimo. Inga džiaugiasi, kad nepatingėjo ją paženklinti. Geras dalykas, jeigu rimtai yra. Nesvarbu, ar jisai pabėgs ar nepabėgs šuo, bet jo visa informacija apie jį yra. Ženklinti šunis, kates ir šeškus privalu jau 5 metus. Sostinėje sutikti šunų šeimininkai tvirtina, kad jų augintiniai ženklinti. Vieni sučiupotus jau pirko iš veisėjų, kiti ženklino patys. Dabar ypač kelionių sąlygos, žinau, po Europą turit būti čipuoti, kad keliauti be draudimo. Vaikystėje mums iškritė vieną tik tai momentą, 4 valandom buvo dingęs. Po to pats sugrįžo. Kaip tik nebuvo čipuotas, tai nuo tos minutės nusprendėm čipuoti. Vis dėlto gaila būtų kažkaip savas labai jau tampa. Jeigu gyvūnas nepaženklintas, jis yra tiesiog niekieno, jis yra bešeimininkis. Taigi ženklinimas, registravimas įrodo gyvūno laikymą. Gyvūnų augintinių registras veikia 10 metų, jame apie 500 000 šunų, kačių ir šeškų. Lietuviai turbūt yra labiau šunų mėgėjai, mylėtojai, tai šunų šiuo metu yra daugiau. Tai daugiau apie 350 000, kačių yra netoli 200 000. Registre šunų augintojų 65%, o kačių vos 35%. Per mėnesį registruojama iki 7 000 naujų augintinių. Šunų sučipuojama kasmet vis mažiau. 23 metais įregistruota 36 000, o pernai 31 000. Kačių žmonės ženklina mažiau nei šunų, bet jų skaičius beveik nekinta – apie 23 000 per metus. Bene 90% gyvūnų, kurie patenka į UAB Grinda Vilniaus gyvūnų globos namus, yra vis dar neženklinti, bet gera žinia, kurie išvažiuoja, visi yra paženklinti. Ženklinti privalo ne tik prieglaudos, bet ir žmonės, kurie savo augintinius atiduoda ar parduoda. Štai skelbimas, kad žmogus atiduoda auksaspalvius kačiukus. O jie skiepyti, čipuoti? Neskiepyti, nečipuoti, jie labai mažiukai dar, mūsų pusę mėnesį. Nuo kada juos tada galima čipuoti jau? Čipuoti, kam čipuoti? Jeigu lauk neleisi, tai nereikia čipuoti. Šeimininkai išdalijo ir šiuos nečipuotus šuniukus. Liko tik kalytė. Skiepita, čipuota? Ne, tik tai nukirminau, nečipavau, nieko daugiau nebedariau, žinokit. Mes kai kaime gyvenam, tai žinokit, net nežinau, suprantat, kai mes čia kaip niekam neužkliūnam. Jeigu jūs imate nepaženklintą gyvūną, jūs daug ko rizikuojate. Tas asmuo ir toliau daugins gyvūnus, išnaudos gyvūno patelę, nesvarbu, katę ar šuns patelę. Taigi mes remiame išnaudojimą.
Nepaženklinus iki 4 mėnesių augintinio, o jei atiduoda kitam ir anksčiau, grėsia nuo 50 iki 120 eurų bauda, o pakartotinai pričiuptam iki 230 eurų. Galgi čia ir baudą kada skirti, jeigu... Bauda, ne, kas čia ta bauda. Mes turim prieš katinas, jeigu tokias suaugusius ir nieko nečiupota. Bet jie pas mus kambarį niekur į lauką neina. Šunų ir kačių ženklinimą kontroliuoti turi tiek maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek savivaldybės. Tačiau tiek tarnyba, tiek pavyzdžiui Vilniaus savivaldybė sako, kad ženklinimą tikrina tik gavę skundą. Jeigu matom, kad tvarkingai veda tą gyvūną, dažniausiai šunį, bėgti prie žmogaus, atlikti, pradėti tikrinti, tokį biškį ir nepasitikėjimą sukelsi, kad tiesiog šiaip savo iš neturėjimo ką veikti. Paženklinti kainuoja 20-30 eurų. Svarbu, kad veterinaras įrašytų po odą tokią adatą įvedamos mikroschemos numerį į registrą. Mes tęsime visai netrukus apie Žalgirio dramatišką pralaimėjimą ir apie Vilnių užkariavusius bėgikus miško takais. Paskui papasakosiu ir apie orus artimiausiomis dienomis. Poryt jau žadamos permainos. Kokios sužinosite, jei žiūrėsite toliau. Orus Europoje rytoj lems kelio žemo ir aukšto slėgio sritis. Lietuva ir artimiausios kaimynės bus globojamos ciklono, tad ir rytoj bus lietinga, drėgna, pakaks ir debesų. Saulėtų orų juosta nusidrieks nuo pietų Švedijos iki Sicilijos, kitur dangų dengs įvairaus storio debesis, kai kur gana šlapi. Bene šilčiausia rytoj Romoje 23 laipsniai ir Juodosios jūros pakrantėje Varnoje plus 22. Lisabonoje termometrai rodys 18, Barcelonoje 20 laipsnių šilumos. Paryžius, Berlynas ir Varšuva menkai atsiliks plus 19. Šiaurinėje kaiminystėje Rygoje jau gaiviau įdienojus 12 laipsnių šilumos. Lietuvoje šiandien buvo debesuota, kai kur su pragiedruliais diena, daug kur lijo, palis ir naktį daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas šiaurės nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 2 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose palis, bet truputį. Vėjas šiaurės vakarų, silpnas nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Poryt, pirmadienio dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietryčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 0,5 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio, o diena jau bus gerokai šiltesnė, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje daug kur numatomi lietus, vietomis ir smarkus. Vėjas pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur sustiprėsiantis iki gūsių 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-11, dieną 13-15 laipsnių šilumos. Ekrane orų žemėlapius jau keičia jūsų atsiustos nuotraukos su tėviškės gamtos grožybėmis. Nėra čiužies. Pasižiūrėkite, paganykite akis ir jaukiai toliau vakarokite su mūsų kanalu. Šeštadienio vakarą nuobodžiauti neleis televizijos žaidimas Galvok.